Sekmadienį Nidoje netoli Švyturio degė miškas. Pareigūnai neabejoja, kad nelaimė buvo sukelta tyčia. Ugnis įsiliepsnojo 9 vietose. Be žmogaus įsikišimo taip atsitikti negalėjo. Į nelaimės vietą sulėkė visi Nidos ugniagesiai. Gesinti gaisrą padėjo ir poilsiautojai. Keliose vietose išdegė apie 15 arų miško paklotės. Poilsiautojai sako, prieš nelaimę matė keistai besielginti jaunuolį. Įtariama, kad jis galėjo padegti mišką. Pareigūnai dabar peržiūri vaizdo stebėjimo kamerų įrašus. Liepsnoja degant varas, liepsnoja ir degų, saviartojus varo ir šaudo tarp ant linkės lingų palinkusi galva, linguoja per žolingę našlaitę Lietuvą. Ant linkės lingų palinkusi galva, linguoja našlaitė Lietuva. Mes ją kaip saulę nešėm ant žibančių kartų. Istorijon įrašėm gražią